Su jumis aš Feliksiukas ir šiandien parodysiu, kaip gauti God Human Fighting Stylą. Bet pirmą reikia gauti visus kitus Fighting Stylus ant 400 masterį ir net reikia gauti 10 Dragon Scales, 20 Fish Tails, 10 Mystic Drop ir 20 Magma Ores. Tada, kai gauni viską tai, reikia nukeliauti į, parodysiu, jei esi Mančiane, tai va, per čia va, keliauju. Čia yra, per čia eini, čia į vieną medį reikės. Gerai. Ir kaip matot, aš turiu Dragon Fruitą. Jei norit gauti, tai tiesiog paspauskit prenumeruoti ir parašyti čiate aš noriu. Jo, čia dabar praeini, čia praėjau šiek tiek. Va, čia šitas medis. Suklydau, atleiskit visi vyrai ir moterys. O šitas medis, o kaip matot, ten yra tokia nedidelė skylutė medyje. Čia įeinat į medį ir kai viską tai gaunat, su šitu pasikalbat. Ir viskas. Ir jūs gaunat jo. Tai dabar tiesiog išeinu ir parodysiu skillas visus. Neveikia. Taip gerai. Išeisiu geriausiai. Va, išėjau. Tai dabar visus skillus parodysiu jums, kad žinotumėt ar verta ar ne. Nes šiaip aš sakyčiau labai verta. Labai gerų kombo gali padaryti su šitu fighting stylu. Ir visi beveik tiesiog naudoja jį. Va. Pirmas yra Soaring Beast. Tai va, taip atrodo, kai laikai ir paleidi. Ir tokį daro gražų filmuką, kaip čia pasakius. Labai geras staną daro, turi gerą mobility. Čia labai geras kombo daryti. Antras yra, bet šitas antras turi dvi formas. Pirma yra daug damage'o, bet reikia laikyti jį, o kita turi didelę va, kaip čia pasakius, turi daug range'o, bet daro mažiau damage'o. Tai pirmą parodysiu, kur toks laikai ir daro daug damage'o, bet per PvP nieks taip nedarytų. Ir dabar parodysiu kitą. Tiesiog paspaudi, daro taip ir daro daug mažiau damage'o, bet jis geriau PvP daryti. Ir čia buvo Heaven and Earth. Ir paskutinis yra 6 Ram Gun. Jisai geras mobility. Labai geras. Jis turi labai gerą. Jisai iš labai toli gali pataikyti. Iš čia, pavyzdžiui, gali pataikyti ir labai gerą damage daro. Ir visas šitas fighting stylas tiesiog turi labai gerą staną. Labai daug damage'o ir jo. Tai kaip sakiau, jei norit gauti Dragon Fruitą, subscribinkite ir parašykite komentaruose aš noriu. Ir šiandien
Tai bus viskas. Ate!